Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Palucko medžioklė su varovais. Mes šiandien galime kelti klausimą, ar bus atridenta politinė premjero galva. Tarp tų varovų ir žiniasklaida, ir opozicija, Viktorija Čmilytė Nilsen, buvusi Seimo pirmininkė, dabar Seimo vicepirmininkė, Liberalų sąjūdžio vadovė. Bus įdomu, kaip jūs reaguosite į tai, ką aš ką tik pasakiau, kad vyksta medžioklė su varovais prieš premjerą. Ir taip pat su mumis Juozas Olekas, galimai galėsiantis laimėti, jeigu Palucko galva bus atnešta. Tai tikėtinas kitas premjeras yra Juozas Olekas, kuris ir buvo kandidatas į premjerus. Jeigu ne reitingavimas per rinkimus partijos sąrašo ir jeigu ne Paluckas nebūtų gavęs tiek, kiek gavo, tai tikėtina, kad jūs galėjote būti premjeru, bent jau jūs to niekada neneigėt, kad esate tam pasiruošęs. Teisingai atsimenam. Labą dieną. Labą dieną. Viktorija, rimtai kalbant, vakar Paluckas atsakinėjo į klausimus, 22 klausimai, tikėtina buvo ir jūsų ten klausimai, jūsų frakcijos, konservatorių. Jūsų netenkino kai kurie atsakymai, jūs norėjote perklausti, jūs norėjote papildomai, na, kaip žinot, būna ir mes žurnalistai dažnai perklausiam, nes atsakymas nėra toks, koks, na, nėra sąžiningas, nėra iki galo atviras. Ką tikėtina, kad jūs žinote, ką norite perklausti ir galbūt iš karto čia galite pasakyti, jeigu tai nėra paslaptis, kokie atsakymai jūsų netenkino ir jūs kviečiatės į frakciją, ką jūs perklausit premjero, nes jis mano, kad jis viską atsakė. Tai visų pirma, klausimai 22 buvo Liberalų sąjūdžio frakcijos tik tai suformuluoti, nes mes, 10 Liberalų sąjūdžio frakcijos narių kvietėme premjerą į tribūną. Iš tikrųjų, keli dalykai vakar iš atsakymų nustebino mane asmeniškai. Pirmas dalykas, kad ministras pirmininkas atrodo neapsimetinėdamas, o visiškai nuoširdžiai nemato problemos tame, kad būdamas jau vyriausybės vadovu, bandė su juo visiškai labai aiškiai susijęs verslas gauti paskolą, ją gavo, kad jis dalyvauja, kaip ten bebūtų formaliai, legaliai žvelgiant, bet dalyvauja įmonių veikloje, būdamas akcininkas, kad ir turėdamas 49%. Ir dar kitas dalykas, tai čia tokia, kaip sakyti, daugiau moralinė, politinė moralinė pusė. Kita pusė, kurią premjeras vėlgi bando neigti, bet kuriam žiūrovui stebėtojui atrodo akivaizdi, kad įmonės yra tarpusavy susiję. Sunku dabar aiškiai atsakyti į klausimą, ar buvo naujoji įmonė įkurta vien tik tai su vienu tikslu. Matyti, tą gali atsakyti tik tie, kas kūrė, kas sugalvojo šitą schemą. Bet kad ta schema, ji teisiškai gali būti ir korektiška, bet kad ji nėra visiškai korektiška, žvelgiant, taip jau griežtai, ir kad jau kas, bet politikas, svarbiausias politinės pozicijas užimantis asmuo neturėtų tokių schemų ieškoti, man atrodo gana akivaizdu. Ministrui pirmininkui vakar tai atrodė vėlgi visiškai suprantama, kad tai daryti korektiška. Tai va čia yra galbūt pagrindinis kabliukas. Tai jūs kabinetės, kai matom kaip kabliuką ir mėginsite toliau jį tardyti, paprastai tariant, savo frakcijai? Ne, vakar tiesiog, aš nesakyčiau, kad kabinamės ar kad tai yra kabliukas, tiesiog sakyčiau, kad vakar žanras buvo toks, kad ministras pirmininkas atsakė į visus klausimus, kuriuos uždavėm, bet neturėjom galimybės perklausti. Ir jo atsakymai, kai kurie, jie tikrai atvėrė daugiau temų ir tikimės, kad šią savaitę matyti jau ne, bet kitą savaitę jis galės apsilankyti. Jis ten be kita ko, gali manyti, kad ironizuodamas, gali manyti, kad rimtai, kontekste, kur viskas buvo kreiptasi, kas kur kreipėsi, sakė dar turbūt ir į Antarktidos pingvinus reikėtų kreiptis. Rimtai tą išgirdote? Svarstote kreiptis į Antarktidos pingvinus? Žinot, aš išgirdau iš premjero, tokį toną, kuris šiek tiek arogantiškai, nelyskite prie manęs, čia juk smulkmenos, čia nieko nereiškia, kodėl jūs sureikšminat. Ir šitoje vietoje, man rodos, opozicija, bent jau mūsų frakcija, tikrai nedarytume savo darbo kaip opozicija, jeigu nereaguotume į šitą istoriją ir nemėgintume užduoti klausimų. Todėl manau, kad pasipiktinimas kažkoks iš premjero pusės, jis nėra racionalus. Aš suprantu emocijas politiko, bet aš manau, kad tai ta situacija, kurioje
labai naudinga būtų pačiam Gintautui Paluckui atsakyti visus klausimus ir pamėginti bent atstatyti pasitikėjimą savimi, jeigu tai vis dar įmanoma. Paluckas, gerbiamas Juozai, jūs geriausiai iš mūsų jį pažįstat, žinote, yra seniai verslininkas, jis seniai turi įvairių... Sėkmingas, geras. Taip, yra įvairių ūkių, tame tarpe ir paukščių ūkį turi. Pingvinų ten yra? Tam ūkyje? Mano žiniom, ne. O kas ten pas jį tam ūkyje? Žinau, kad antis padovanojom kelias, tai tik man galvoju, kad... Kartais antis gali būti panašiai į pingviną, ar ne? Nelygu kaip tu ją žiūri, bet rimtai šnekant, gerbiamas Juozai, tai, ką Viktorija Čmilytė sako, galite reaguoti? Tai aš manau, kad tikrai čia yra normalus opozicijos darbas pasiaiškinti. Gaila, kad vakar posėdžio metu nepaprašė pratęsti atsakymą. Aš buvau pasiruošęs kaip pirmininkaujantis pratęsti, nes tokia galimybė buvo Seimo nutarimu, bet kolegos apsisprendė kitaip, kad jie pasikvies į frakciją ir frakciją, gal dar reikia kažkokio tai pasiruošimo, bet aš matau čia keletą dalykų. Pirmas dalykas tai yra, kaip mes reglamentuojam. Iš tikrųjų, kaip reglamentuojam tuos verslo žmonės, kurie ateina, mes turbūt norim, kad Seime būtų žmonės, kurie kažką pasiekia, ar savo profesijoje, ar sporte, ar gydytojas, ar švietimo, bet kad jis turėtų tam tikrą ar versle žmogų. Kad jis ateina čia neieškoti kažkokio tai naujo pragyvenimo šaltinio, bet savo žinias pritaikyti ir demonstruoti. Bet ypatingai verslininkam iš tikrųjų atsiranda tam tikra problema, kad verslo žmonės turi atskirti tą verslą, kada yra verslas kaip verslas ir kada politika. Ir galbūt iš dalies tas reglamentavimas, kuris dabar egzistuoja, kad tu gali turėti akcijas, o valdymas yra valdyba, vadovai ten, kurie užsiema. Ir čia galbūt yra ta pilkoji zona, kurią mes turėtume apsispręsti rimčiau. Nes, pavyzdžiui, aš turiu keletą akcijų Telekomo. Aš tą viešai deklaravęs, bet vyksta kažkas, tai jeigu labai kas norėtų prisikabinti, sakytų, kodėl, žiūrėkit, čia politikas turi, o ta kompanija teikia kažkokias paslaugas, net ir valstybinių institucijų. Jums turbūt reikėtų nusišalinti nuo klausimų susijusių su Telia, ne? Apie Teliją turbūt kalbam. Taip, tai tada nuo visko, mokesčiai liečia kiekvieną, tada kaip mums nusišalinti? Viktorija, jūs norėjote reaguoti? Aš manyčiau, kad ir taip ir ne. Žinot, visko nesureglamentuosi, visko įstatymais nesureguliuosi. Ir politikoje taip jau yra, kad dalį dalykų turi palikti paties politiko apsisprendimui, ir tokiam vidiniam jautrumui. Ir man rodos, kai žmogus tampa vyriausybės vadovu, tas jautrumas ir politinė nuovoka turėtų sakyti, kad tu neturėtum, tarkime, teikti paraišką valstybiniam bankui, dėl kurio sprendimus vienaip ar kitaip priiminėja finansų ministras, kuris yra tiesiogiai tau politiškai pavaldus. Man atrodo, kad tai yra visiška abėcėlė. Ir beje, man atrodo, kaip tik politikai, verslininkai, jie turi kur kas daugiau galimybių tęsti savo veiklą, netgi būdami aktyvioje politikoje, skirtingai nuo sportininkų, kurie neturi galimybės užsidirbti iš šios veiklos, nes, kaip žinia, tai yra draudžiama Seimo nariams, arba gydytojams, arba... Taip, po konstitucinio teismo sprendimo pabaigiau savo gydytojo praktiką. Viktorija, baigėt mintį, ar ne? Taip, tai ką ir norėjau pasakyti, kad dabar reglamentavimo prasme mes jau esame pakankamai griežtai sureglamentavę, bet būtent man atrodo, kad dabartinių laikotarpių, ypatingai, kai tiek grėsmių, tiek rizikų, Lietuva yra pafrontės valstybė. Premjeras, siekdamas visuomenės pasitikėjimo savimi, turėtų 3 kartus savęs perklausti, ar, verslo auginimas tikrai dabar yra jo prioritetas. Gal patikslinau klausimą Juozo Olekui, trumpai prieš pertraukėlę, turi minutę, gerbiamas Juozai. Tai, kas tapo vieša, kas žinoma, jūs tikėtina, jeigu ir nematėt to video, tikrai skaitėt, o gal ir matėt, jums kas nors kliūna iš to, ką mes sužinojom, ir ypač po to, kai Paluckas vakar atsakinėjo Seime. Ar jums viskas aišku? Aš manau, kad vakar tikrai keletą arba net 14 gal klausimų buvo atsakyta, iš tikrųjų turbūt tenkina ir opozicija, bet kai kurios detalės, kurios buvo paminėtos viešai, jos tebelieka, bet man atrodo ir vyriausia tarnybės etikos komisija,
ir kitos galbūt tarnybos jos į tuos klausimus atsakys, nes mes žinom detalės iš viešumos, iš tyrimų, kurie atliko žurnalistai ir ar tai tikri faktai, ar tai tik tai pasvarstymai, kaip ten buvo su tų prekių užsakymais, apmokėjimais, tų dalykų turbūt reikia, bet vyksta tyrimai ir po tyrimų mes gausime atsakymą. Tai atsakinėjo, tai aš suprantu, jums liko klausimų. Ne, tai mūsų kolega labai aiškiai atsakė kaip akcininko. Bet akcininko yra vienas dalykas, kas, man atrodo, ten tikrai buvo viskas labai aiškiai atsakyta, bet kaip elgėsi įmonės, mes su tuo įstatymu tų atsakymų dar sulauksim. Tai kas paprastai, kaip greitai ištyrė Viktorija, labai trumpai? 3 mėnesiai. Šiandien pirmininkas pasakė, kad per 3 mėnesius, o galbūt ir anksčiau. Pratęsim pokalbį netrukus, ne po 3 mėnesių, po trumpos reklaminės pauzės. Tęsim aktualių laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien mėginame suprasti, kuo gresia Gintautui Paluckui ta istorija, kuri pranešta praeitą savaitę, būtent apie lengvatinę paskolą iš valstybinio banko jo įmonėms. Kalbame su Juozu Oleku, kolega Gintauto Palucko, Seimo pirmoji vicepirmininku, socialdemokratu, ir Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo vicepirmininkė, Liberalų sąjūdžio vadovė. Gerbiamas Juozai, susidūriau ruošdama šitą laidą su tokia įdomia situacija socdemų frakcijoje. Ne vienam skambinau. Neina žmonės kalbėti tą temą ir neformaliai, irgi iš tų, kuriuos kviečiau. Tiesiog man buvo pasakyta, kad, žinai, yra rekomendacija nekalbėti tą temą viešai. Palucko aplinka lygiai taip pat irgi etikos sumetimais neminėsiu, su kuo bendravau, iš jo patarėjų irgi buvo blokas, tyla tiesiog, jokia reakcija. Čia yra kažkoks nurodymas, jūs suprantu kaip išskirtinis, kaip labai nusipelnęs partijai, matyti jumis pasitikimą, kad ko nereikia nepasakysit, bet kalbant apie tos, kurie mažiau patyrė, jie buvo blokuojami kalbėti viešai? Aš tikrai nežinau, kad toks rekomendacija būtų, bet šiaip patarimas mano patyrusio žmogaus būtų pasakyti, kad tikrai, kol ne viskas įsisprendė, gal čia ir nereikėtų daug kalbėti, nes tikrai daug yra detalių, kurias mes vienaip ar kitaip vertim ir galima paslysti šiek tiek į šalį. Bet bendrai situacija yra tokia, nemaloni, iš tikrųjų nemaloni. Frakcijai buvo diskusija, pavyzdžiui, tą temą? Frakcijų diskusijos kaip tokios... Arba kažkur koridoriuose, vis tiek jūs vaikštot. Tai be abejo, visi esam žmonės, visi pasikalbam ir tarpusavį nuomonių yra, kad mes turim sulaukti atsakymų. Mes negalim spėlionių arba pradėti savo kolegą kaltinti dėl to, kad... Abejonių yra dėl Palucko frakcijai? Ne, yra neaiškumų, nes mes girdim skirtingus faktus. Vieni sako, kad... Ar tiki tuo, ką kalba premjeras jūsų frakcijos žmonės? Aš manau, kad tiki dauguma. Aš manau, kad tiki, nėra pagrindo netikėti, bet kas labiau patyrė, gal laukia rezultatų atsakymų. Bet aš manau, kad tikrai mes turim labai normalią procedūrą. Tiek FTEKas, tiek STT, jie iš tikrųjų pasakys ir tada bus galima priimti sprendimų, nes dabar pasakyti, kad yra kažkokios abejonės, kad premjeras sako netiesą, nėra tokio pagrindo. Viktorija, kalbatės, jūs gal atviriau galit pasakyti, tikrai kalbatės su socdemais, kokios ten nuotaikos? Juozas sėdė šalia, tai tikriausiai geriau žino socdemų. Ne, Juozas galbūt norėtų pasakyti, bet pasakė, ką pasakė. Socdemai dirba ir vykdo tuos įpareigojimus, kuriuos davė. Jūs galit pasakyti, Viktorija. Aš sakyčiau, kad... Kaip ir aš galiu laisviau pasakyti. Taip, matot, vienas dalykas, taip, dabar institucijos svarsto, kai kurios jau pradėjo svarstyti kaip FTEKas, kai kurios dar ne, galbūt, bet mes matome, kad tie tyrimai ir išvados gali tęstis, jų paieškos gal net ir porą mėnesių, ar net ilgiau. O politinė situacija, ji išlieka labai tokia neapibrėžta ir tikrai pasitikėjimas yra susviravęs. Man atrodo, kad politinės pasiekmes bus tokios, kad
gali būti sudėtingiau premjerui įtikinti, pavyzdžiui, koalicijos partnerius, galbūt ne savo frakcijos atstovus, bet koalicijos partnerius balsuoti dėl dalykų, kurie yra, na tiesiai šviesiai pasakykime, nepopuliarūs, kaip mokesčių didinimas, ypatingai kai argumentai, jog tai tie mokesčiai bus skirti gynybai, na, nuo jų atsitraukia ir patys valdantieji, manau, ir socialdemokratai jau šiek tiek, na, pripažįsta bent jau su Rimantu Šadžiumi, kuomet kalbėjome, kai jis buvo finansų ministras atėjęs į liberalų frakciją, patvirtino, na, kad iš esmės tai yra įsipareigojimams rinkiminiams vykdyti, o mažesnė dalis gynybai. Tai štai šitas visas kontekstas, kuris turi išsispręsti iki pavasario sesijos pabaigos, tai yra mokesčių didinimo kontekstas. Čia aš matau premjero smarkiai susviravusias pozicijas. Tai, kad gerbiamas Juozai, apskritai premjeras panašu turi tokį Achilo kulną, jeigu taip galima formuluoti, tai yra, na, jis neturi pasitikėjimo visuomenės, už jį nebalsavo kaip už premjerą, jeigu mes tą prisimenam ar ne. Tada buvo sulaužyti mažiausiai 3 pažadai, tai yra, kas bus premjeras, buvo viena žadama, kitas pastatytas, tada koalicija su Nemuno aušra, kad jos nebus, irgi buvo sulaužytas pažadas. Ir galų gale Dudėno atvejis, kai irgi buvo net koalicijos sutarty, kad mes neginsime, mes, reiškia, atviri teisėsaugos darbui ir buvo apgintas narys ir visa tai susikaupė. Matote šitą debesį virš premjero galvos? Nu, aš manau, kad ir šitos istorijos kontekste. Aš turėčiau patikslinti, kad už premjerą gerai balsavo ir reitingavo sąraše, bet tai tikrai nebalsavo kaip už premjerą. Reitingavo rinkėjai premjerą, Seimas, reiškia, valdančioji dauguma siūlo ir skiria, mes nerenkame premjero kaip kitose šalyse. Tai čia yra kiti dalykai, o be abejo... Sąrašo lyderis yra kandidatas į premjerus, tokia tradicija Lietuvoje jau daug metų ir ne tik Lietuvoje. Nu, visai yra buvę, bet šiuo atveju aš tik tai noriu pasakyti, kad tai be abejo kiekvienas toks skandalas jisai veikia tiek patį žmogų, apie kurį jis sukosi, tiek ir partiją, ir tam bendrą sutarimą, bet aš manau, kad mes kol kas tikrai randam bendrą kalbą tiek su koalicijos partneriais, kada reikia valstybės reikalam, randam sutarimą ir su opozicijos žmonėm, bent jau dalimi tų žmonių, kurie dirba, nes mūsų tokia atsakomybė yra. Čia nesvarbu, kas bebūtų, reikia ieškoti sprendimų, nes kaip kolegė minėjo, iš tikrųjų geopolitinė situacija nėra paprasta ir būtų geriau, kad tokių skandalų nebūtų, tokių interpretacijų įvairių, bet judėti į priekį reikia ir aš manau, kad šią sesiją pavasario mes užbaigsim gerai. Viktorija, kaip jūs irgi Palucką ne pirmoji kadencijoje matote, galų gale ir dėrėjotės dėl galimos koalicijos su juo, buvo tokių pokalbių, taip, bet buvo toks etapas buvo. Tas klausimas, kuris dabar kyla jau antrą savaitę, o kas jį seniau pažįsta, tai kyla ir seniau tas klausimas, jis labiau politikas ar jis labiau verslininkas, kaip jūs atsakytumėte? Na, aš atsakydama į tą klausimą, kas jiems svarbiau, kitaip tariant, gyvenime? Nenoriu sakyti, kad verslas yra kažkas blogo, kaip čia dažnai sakoma, nes... Čia aš taip neformuluoju. Taip, aš suprantu. Kuris save labiau realizuoja ir kam daugiau laiko skiria? Žinot, manau, kad būdamas premjeru žmogus, na, tiesiog pagal tų pareigų apimti privalo susikoncentruoti į tas pareigas, tai matyti ir Gintautas Paluckas tą patį daro. Bet dabar, kur matau situacijos pavojų, tai kaip jau minėjau, tikrai gyvename ne pačiu paprasčiausiu laikotarpiu ir premjeras, kuriuo pasitikėjimas yra smarkiai susviravęs ir čia aš kalbu galbūt ne jo artimiausio rato politinio pasitikėjimą, bet visuomenės pasitikėjimą juo, na, jisai nebebus autoritetas. Apklausų dar nėra. Iki šiol jo populiarumas kaip tik augo, socdemų populiarumas buvo aukštumose. Bet mes galim daryti prielaidą, kad ši 200 000 paskolos istorija tikrai padarys įtaką. Tai štai bet kurioje krizinėje situacijoje jis nebėra autoritetas. Ir čia man trūksta, nuoširdžiai pasakysiu, kad trūksta prezidento žodžio ir vertinimo. Beje, jį rytoj ryte galbūt ir išgirsime, bet darau prielaidą, vėlgi spėju, kad jis nepasisakys griežtai. Ir mes gauname tokią, kadangi čia apie paukščius mėgstama kalbėti, dabar tokia šlubos anties situacija, kai premjeras nėra labai tvirtas nei politiškai, nei morališkai, vadinasi ir jos sprendimai siūlomi, gali būti kvestionuojami. Kaip gerbiamas Juozas mato Gintautą Palucką, kaip politiką ar kaip verslininką labiau? Aš manau, kaip sėkmingai
kūrusį savo verslą ir žmogų atėjus į politiką ir pasiruošus įdirbti tą politinį darbą. Jis turi ambicijų ir tą įrodė ir rinkimuose dalyvaujant, ir mūsų partinėje vidinėje diskusijoje, kada mes... Jis nėra laimėjęs nei vienos vienmandatės, jam vadovaujant partija gavo 9 procentus balsų, tai čia sėkmingas vadovavimas. Jį reitingavo ir jam būnant antruoju sąraše mes laimėjom daugiausia, kiek esame kada nors laimėję. Tai, kad jis jau teistas dėl piktnaudžiavimo tarnybą, šitą Achilo kulną grėsmė? Lietuvos žmonės įvertino, kad jis jau bausmę atliko, kurią turėjo atlikti ir gali pasitaisyti, tai jis toliau darbuojasi tėvynės labai. O kaip Lietuvos žmonės įvertino? Įvertino reitinguodami jį. Tai čia jūsų partijos bičiuliai greičiausiai reitingavo. Neįvertino, žmonės reitingavo. Rinkimų metu, rinkimuose į Seimą žmonės reitingavo keliasdešimt tūkstančių balsų, kurie jį pasitikėjo, kad jis būtent užimtų tokią poziciją, kuri leido, sudarė sąlygas visiškai jam tapti premjerui vadovauti vyriausybei. Pasiruošęs perimti reikalą? Aš pasiruošęs dirbti. Ar pasiruošęs perimti premjero vairą, jeigu taip atsitiktų? Nesakykime, neperšokę griovių. Bet ar pasiruošęs esi? Aš esu pasiruošęs visada. Bet aš manau, kad premjeras gali savo pareigas eiti, o reikia sulaukti institucijų vertinimo ir tada bus kiti sprendimai. Kas belieka, laukti institucijų vertinimo. Aš dėkingas Viktorijai Čmilytei Nilsen ir Juozu Olekui už tai, kad skiriate laiko. Dėkui žiūrėsim 3w.lietuvosryto.tv šį ir kitos laidos, taip pat YouTube kanale. Iki kitų susitikimų.